aš budrus, aš budrauju. Reikia būti budriam, laikai neramus. Reikia būti aktyviam. Ir Lietuvoje kaip ir mada yra vadinamoji budraus piliečio idėja. Ir aš tai budrauju. Ir štai ką aš išbudravau. Galima paviešinti reikalėlį. Kazimierai. Labą dieną visiems. Atėjo Gintaras, nei iš šio, nei iš to budrus pilietis. Sako, visos tarnos įstaigos, visos turėt tautai. O aš budrus pilietis, tai davai dirbkit. Nu į va, ką jis mums atnešė šiandien. Ogi patikrinom, kad visur platinama yra paipent šitas dokumentas, šito banko, kad Aurelijus Veryga iš, dar padidinam, Bilo ir Melindos Geitsų fondo, va, Aurelijus Veryga. Telefonas yra? Telefončikas yra, paskambinsim, patikrinsim. Gavo, negavo, mokesčių susimokėjo, nesusimokėjo. Kiek jis čia gavo? $670 000 USD. Bet dar ir... Čia dar? A, čia tas pats skaičius? Tas pats. Ir dar 99 centai. Va, meet account. Va. Nu, ir ką tai reiškia dabar? Ką tai reiškia? Pažiūrėkit, dabar ką tai reiškia, kaip čia gražiai susiskamba. Kaukės grįžta. Kaukės nuėmė tas, nebesvarstysim man kiek, čia avantūra buvo jau, nuėmė, kai buvo 400 nesusirgymų, a grąžina dabar kai 290. Kaip čia taip suskubo kažkaip? Kažkaip ir pradėjo sproginėti, dabar tas neįtikėtina. Mes, kad turbūt įdomiai suprantam, kad ta statistika, jinai išprievartauta kaip manoma. Jau pilna čia žmonių pranešimų, kaip kiša daktarai pinigus numirusių artimiesiems, kad leistų registruoti kaip COVID aukas. Ir tai išspaudė tik 290. Ir vat kažkaip suskubo. Paskui bendrasis pasaulinis trendas visur dabar tai plinta. Ir mums reikia Lietuvai neatsilikti. Ir štai mes gavom tokį pranešimą iš kitų budrių piliečių, sąmoningų piliečių, kad tai yra stimuliuojama, tai yra apmokama. Sakai, suskubo. Man tai nelabai suskubo, nes jeigu jau būtų pavojus, tai davai darom greičiau nedelsiant. Dabar kažkodėl nuo šeštadienio. Tai jeigu yra pavojus, o ką, penktadienis, ketvirtadienis, vakar svarstė. Tai ką, penktadienį neužsikrės niekas jau, ar kaip? Nu jo, jeigu taip tokia bendra nuotaika stebėt, kaip tai vyksta, tai matosi, kad per negaliu, kai tarytum per negaliu tai daroma, žinai. Reikia tipo. Reikia, va tiesiog reikia. Nėra kur dėtis ir todėl darom. Todėl daroma tai įmanoma optimalizuotai. Neblokuoja gatvėse, ten dar negauda, vėl šitų postų, blostų nebestato, kaip praeitas įkinėjau, kad visur ten gaudys be kaukių važiuojančius, einančius. Kažkokį vadinamą minimumą, tarytum imituoti, kad atidirbam pinigus. Man toks įspūdis yra. Kad reikia pateisinti, kad vsio, mes trendė ir mes atidirbam, ką gaunam. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, mes negalim taip jau aklai be kompromisai sakyti, kad čia ne feikas. Nu taip, bet gali būti ir feikas. Bet šitą dalyką tai siuntinėja masiškai visi. Aš bent iš 3 šaltinių gavau šitą. Čia niekaip nepatvirtina, kad čia ne feikas. Šitą nepaneigiau, čia ne feikas. Neklausė gal. Kas suinteresuotas tai iki feiką padaryti prieš Verygą, kas? Rusai. Kas? Rusai? Jeigu ieškotumėm šaknelių tarp savų, tai nėra ten savų. Jeigu jūs savais vadinate. Ten visi ir savi, ir visi svetimi, kaip vilkai ir šakalai. Tai kas mums didesnį priešai, Rusai ir, pavyzdžiui, konservatoriai? Lietuvai, kas daugiau žalos padarė? Lietuvai tai Landsbergių klanas. Landsbergių klanas. Tai va šitie suinteresuoti, jeigu dabar nori dar ir toliau intensyviai daryti tą žalą, dabar čia rinkimai artėja, ne? Tai ką, reikia kažkaip ir visai įmanoma, kad čia jų išmestukas yra. Mes galim kaip nors tai patikrinti? Palauk, tai išmestukas, bet gal iš tikrųjų gavo jis tos pinigus?
Gal tik skūno komercijų, kaip mums tai patikrinti? Nu, perskambint tarnybas visas, kurios suinteresuotos to užsiima. Nu, tai VSD, STT, FNTT, generalinė prokuratūra. Nu, turbūt jie pirmoji eilėje turi tokius dalykus, žinai. Ir pats Veryga įdomu. Bandom tikrinti, gal pačiam Aurelijui paskambinti, tai ir telefonas yra ant to čekio. Va, tai pažiūrėsim, ar realus, ar nerealus. Pabandom pasukti Aurelijui. Tai VSD pirmą pasakyti. Visas tarnybas, kurio įdomu, ką jie darys ar nedarys. Sakai, nuo tarnybų pradedam? Nu, tai A gal Aurelijus pats pasakys taip, gavau ir nėra ką čia spėliot? Sakai? Nu. Kam tai varginti tada tarnybas? Šitas telefonas. Nurodytas telefonas kaip Aurelijaus Verygos. Bet niekas nekelia ragelio. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo sakė žinutę palikti. Nu tai gerai, nu tai tarnybas tada. O gal perskambint? Jis penktadieniais grįžta į darbą, tik tai buvo parašyta. Tai jisai matyti salose kur nors tenai, žinai. Vienintelis ministras, tarp kitko, Europos Sąjungoje, kuris ilsisi. Ir jis penktadieniais grįžinėja į darbą. Tai gal kokioje Maljorkoje sėdi? Jeigu tokius gauna laiškučius sodrius, tai ko ir nepalisėt, čia gali ir į Mėnulį skristi praktiškai. O penktadieniais grįžta. Ir grįžinėt gali penktadieniais ir vėl skristi. Kaip iš Eiginių, kaip aš į kaimą nuvažiuoju, ar tu gali nuskristi kur nors? Jeigu. Bet gal nedarom šaksnį išvadų? Labą dieną. Labą dieną. Čia trukdo jūs budrus piliečiai iš Press televizijos, kur susirinko. Iš kokios televizijos? Press Jazz. Taip, klausom jūs. Va, gavom žinių ir ne vien. Jūsų vardas, pavardė gali? Mano vardas Kazimieras, pavardė Juraitis, šalia sėdi budrus pilietis Gintaras Lunskis, dar už stiklo yra kitas budrus pilietis. Ten, nu to neminėsiu, stiklas yra. Bet turbūt kalba ne apie tai pas mus. Ne apie tai, bet kad ne anonimai skambina. Nu va, ir masiškai gavom žinutes, kad visas kaukių balius ir visa šita akcija su užkratu yra apmokėta iš Bilo ir Melindos Geitsų pinigų. Ir va dabar darom laidą ir nežinom kaip patikrinti. Ar čia gal feikas, gal sufalsifikuota, ar tikrai. Tai prašom jūs tą padaryti, nes jeigu yra tikrai... Pavedimo kopija Aurelijui Verygai, kad jis gavo pinigus. 600. Nu, viešoje erdvėje Facebook'ose visur laiškais eina. Nu, viešai mes dabar... Kokio būtent Facebook'o, kur galite konkrečiai pasakyti? Žiūrėkit, mes padarę atsiūsime jums visą kopiją filmo, nes mes įdėsim visas kopijas, laiškų, viską. Tvarko. Va. Ir ten telefonai nurodyti Verygos, bandėm jam paskambinti, nekelia ragelio, gal, va ir nežinom, padirbinys. Gal jis būtų tą klausimą uždaręs pats? Būtų pats pasakęs, bet nėra kaip patikrinti. Va, ir dabar, tai jūs nustatinėsit, pavyzdžiui, va, ar čia padirbinys ar nepadirbinys, parašyta, kad 670 tūkstančių. Čia bet kuriuo atveju nusikaltimas, jeigu valstybės... Jeigu gavo, tai bet kokiu atveju nusikaltimas. Tokio lygio tarnautojas šitaip šmeižiamas automatiškai nusikaltimas. O jeigu ne, tai šmeižtas baisus irgi nusikaltimas. Ir taip. Tai gerai, žiūrėkite, tyrimas būtinas turbūt, jeigu jis iš tikrųjų tuos pinigus gavo. Taip, elektroninis paštas. Tai jis Lietuvos priešas išdavikas, kenkėjas. VSD, ar ne va šitas? Negalite siūsti į pranesk@vsd.lt. Pranesk, gerai, tvarkoj. O kokiu greitumu jūs, kaip mes žinosim, ar jūs ištyrėt ar neištyrėt? Mes žinokit, perduosim kompetentingam asmenim, mes tokią informaciją tik priemam, bet netikėm. Bet atgalinio ryšio nėra, mes pavyzdžiui, negaunam informacijos, perdavėt ar ištyrė ar neištyrė, o ten čia bus sąmokslas baisinis tada valstybės, jeigu ką. Kaip mes žinot, ar tyrėt ar netyrėt? Jūs norit gauti atgalinį ryšį, taip? Tai jūs ten parašykit laiškė, kad norit gauti atgalinį ryšį. Mes piliečiai, mes suinteresuoti žinoti tiesą. Gerai. Ten gali to VSD platformai ten užpildyti, ten yra šitie laukai. Nu, bet jūs bet kokiu atveju perduosit šitą informaciją. Taip, perduosim. Gerai, ačiū. Prašau, viso gero. Bet aš sakyčiau, žinai, taip toks...
nelabai susirūp. Nu, parašyk, žinai, tenai, nu, bet čia grandiosinis sąmokslas, šakės. Visa valstybė naikinama, tada gaunasi. Nu, parašyk laiškelį. Gal čia mes esam kalbėjome, gal čia ne Lietuvos saugumas, gal mes netem pataikėm? Gerai. STT, specialių tyrimų tarnyba. Čia va yra 3 telefonai. Skambinu pačiam direktoriui, Žydrūnas Bartkus. Balašinėjo telefoną. Ar gali būti, kad STT nedirba kažko? Tokie dalykai negali būti iš principo. Dieną naktį turi dirbti. Gal kitais? Specialiųjų tyrimų tarnyba. Labą dieną. Sveiki. Čia ponė trukdo jūs budrių piliečių komandą iš Press Jazz televizijos. Mano pavardė. Palaukit, aš to jūs jungsiu, gerai? Gerai. Budrus pilietis turi būti anonimas. Vaiktų. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Čia trukdo iš Press Jazz televizijos budrių piliečių komandą. Su kuo kalbam? Palaukit, aš neišgirdau jūsų vardo pavardės. Kazimieras Juraitis, nors ginčinamės, kad budrus piliečiai turėtų būti anonimiški, bet tiek to prisistatyti. Taip, galit neprisistatyti, jokių problemų, Tai jau... bet kadangi išgirdau jūsų vardą pavardę, už tai perklausiau. Tik tai kažką jūs išjungkit, nes aš girdžiu pati save. Dubliuojat kažką, ar jūs įrašą darot. Tai jo, žinoma darom. Čia tiesiai eina jie, netiesiai, bet jie, tai atsiūsim jums ir filmą būtinai. Galėsit. Jo. Tai aš dar pasitikslinsiu. Kazimieras Juraitis, Jo, taip? Juraitis, šalia va Gintaras Lunskis sėdi, čia ne vienas, čia sunerime baisiai ir darom tyriamą į darbą ir norim tėvynę išgelbėti. Tai labai puiku, džiaugiuosi. Mes tyriam nusikalstamas veikas, tai aš kaip Tai va, suprantu, to ir jūs norim. tuo tikslu skambinat. Be abejo. O jūs prisistatykite tada. Specialiųjų tyrimų tarnybos administravimo valdybos pareiškimų nagrinėjimo skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Leperskienė. Pone Evelina, gavom tokį, net nežinau, kaip dokumentą ir jisai plinta viešai dabar per Facebookus elektroniniais laiškais, kad vienas mūsų pareigūnas Lietuvos, tai yra Aurelijus Veryga, gavo 670 000 pavedimą iš Geitso, Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Ir dabar mes negalim nustatyti, ar čia tikras dokumentas, ar padirbinys. Ten ir Verygos telefonas parodė. Nereaguoti irgi neįmanoma į tokį Jo, dalyką. bet ir nereaguoti neįmanoma. Nu, tai galvojam, kas, kieno kompetencijoje tas dalykas. Iš kur tas noras kaukės įvedinėti? Dėl dokumentų klastojimo reikėtų kreiptis į policiją. Bet jeigu čia yra ne tik dokumentų klastojimas, o galimai ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, tai galite pranešti mums. Tai žiūrėkit, tai dabar kas tai yra apskritai? Jeigu gavo pareigūnas valstybės, iš svetimos valstybės fondo pinigus, kai jis iš principo negali jokių santykių turėti ir įtakoja visą valstybės politiką. Žinot, ko užsiminėja tas fondas, kam jie atstovauja? Užsiminėja su vakcinom, su visa politika, vakcinavimo. Tai čia akivaizdus papirkinėjimas. Viskas susiję tada. Tada gausi baisinio masto politinės korupcijos byla, masinės psichikos ir tikros sveikatos. Čia būtina tirti kur kas platesnių mastų, kad jis vienas gavo tą pavedimą, tokį pavedimą. Tai būtų gerai, kad jūs ne tik žodžiu apie tai praneštumėt, bet visas jums žinomas aplinkybės išdėstytumėt raštu. Tai matot, galit anonimiškai, galit prisistatant paštu, elektroniniu paštu. Mes dabar darom laidą, kur rodom ir šitą dokumentą atšviestą. Ir skambučius, ir va tokį masinį tyrimo aktą. Nu, kas kaip tik kolektyviškai įmanoma. Yra siaubingas nusikaltimas valstybės mastu. Mes neturim savo represinių. Aš dabar vertinti tikrai negaliu, neturėdama jokios informacijos ir duomenų, bet kai tik tai specialiųjų tyrimų tarnyba gausiai vertins ir tada spręs, kokiu veiksmu imtis. Nu gerai, ponia Evelina, o jūs, pavyzdžiui, žvalgybą turite, kodėl mes gaunam, o jūs negaunat va tokių žinučių? Man masiškai rašo. Asmeniškai aš tokios informacijos negavau ir nemačiau, bet už visą instituciją negalėčiau pasakyti, nes yra atskiras bendrasis skyrius, kuris registruoja gautus pranešimus, informaciją ir panašiai. Informacija gaunama ir kitais būdais. Tai aš negaliu patvirtinti, kad tokios informacijos mūsų institucija neturi arba kad turi. Bet jūs turite savo žvalgybos kažkokį padalinį?
tarkim. Aš neprivalu jums atsakyti, mes turim ar neturim. Nu, labas, jūs neprivalot. Mes budrūs piliečiai, mes jums išlaikom ir jūs man neturite. Mes vykdom priskirtas funkcijas ir atliekam žvalgybinius veiksmus. Atliekat. Nu, gerai, kad jau atsakėt, pasitaisėt, pasigailėsim. Ne, čia nepasitaisimas. Jūs klausėt apie struktūrą STT, o STT struktūra yra viešai skelbiama internetiniam puslapyje. Aišku, gerai. Tai ar užregistruoja pranešimą? Ne, tai vienu žodžiu mes jums tada... Ar pranešimą užregistruoja? O dabar vat užregistravot jūs šitą mūsų pokalbį? Taip, jūsų pokalbis šitas bus užregistruotas karštosios linijos žurnale, gaunamo pranešimų karštąją liniją. Gerai, tvarko. Ir sutiktas registracijos numeris ir data bus. Gerai. Ačiū, ponia Evelina. Bet tokio skambučio nepakanka, kad priimti sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą. Aš prašau jūsų pateikti jums žinomą informaciją raštu, paštu, elektroniniu, kaip jums patogiau ar atvykus. Taip, mes būtinai šitą pateiksim, va filmą baigiam, sumontuojam ir pateiksim, bet mane stebina, kad jeigu jūs sužinotumėt skambučių, jūs nesimtumėt tirti. Tai va, aš nesakiau, kad nesimtumėm tirti. Aš sakiau, kalbėjau apie pagrindą priimti procesinį sprendimą. Atsisakyti, pradėti ikiteisminį arba pradėti ikiteisminį tyrimą. Aišku, nu gerai, tvarkoj. Ačiū jums už pokalbį. Ačiū jums. Ačiū, visą gerą. Visą gerą. Nu vis tiek įdomiai, nu visi tokie, nu tai čia tu parašyk būtinai dar, nu geras, nu čia Ai, koks čia nusikaltimas, čia rutininis gyvenimo būdas, gal pas žmonės. Gerai, toliau. Finansinių tyrimų tarnyba. FNTT. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, laba diena. Labą dieną, ponė. Čia jūs trukdo budrių piliečių kolektyvas iš Priežės televizijos. Čia pavardės reikia sakyti, ar ne? Kokį jūs klausimą? Ne, aš taip nusikaltimą. Didžiulį nusikaltimą. Ir finansinio, ir kriminalinio ten pobūdžio. Ir politinį. Ir politinis, ir kas tik nori. Nu, esmė tame, kad gavom kopijas pavedimo bankinio Aurelijui Verygai. Ir neturim galimybės patys nustatyti, ar čia tikros, ar padirbtos, ar kaip. Suma $670 000 iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Jeigu jis tikras, nu tai vadinasi, yra prielaidos visos manyti, kad visas šitas cirkas su tojais virusais yra apmokėtas iš to fondo. Tai kas tada yra čia? Ar korupcija, ar nusikaltimas, ar tik finansinis nusikaltimas? Ar tiesiog valstybės išdavystė? Ar tiesiog išdavystė? Išžlugdo ūkį. Žlugdomas ir viskas. Tai jūs mums pateikite tą informaciją į mūsų elektroninį paštą. Nu tai gerai, mes aišku pateiksim, bet panelė, nu vėlgi, ir lygiai taip pat ir VSD ir viskas. Čia didesnio nusikaltimo nebuvo Lietuvoje, jeigu jisai teisingas. O jūs sakot, pateikite. O jeigu nepateiksim? Pateikit, mūsų institucija peržiūrės ir nuspręs, čia mes skirsim. Nu gerai, nu palaukit, nu bet tai ką, jūs neturit žvalgybinės savo organizacijos? Kodėl mes gaunam, o jūs negaunat? Tai jeigu nepateiktume, o tik šito pokalbis būtų, tai neužtektų šito. Mesgi skambinam su tą mintim, kad jūs greičiausiai viską turite. Pasitikėjimo telefonu, tirkit hebra. Mes gaunam viešoje erdvėje pilną, mes atsiūsim, aišku. Bet neužtektų tik skambučio. Jūs atsiųskit mums informaciją, mes užregistruosim ir perduosim vadovams. Ir jie nuspręs. Mes tirsim ar ne? Jo. Jūs turit pateikti išsame informaciją. Turim pateikti išsame. Mes pagal žodinį pranešimą tokio pobūdžio, tai tikrai, ta prasme, per mažai informacijos pateikta. Mes negalim pradėti tyrimą pagal žodinį pranešimą. Nu tai jeigu bobutė įsigandus pamatys per langą, vagė plėšia, nu ką jinai jums gali pateikti? Nugi nepateiks nieko, nu. Ir jūs netirsit, nes babutė nepateikė jokių. Nu, mes vagystėmis neužsimam, čia jau policijos darbas. Nu gerai, atsiūsime jums šitą filmą ir galėsit. Gerai, pasižiūrėti. Tvarkoj, gerai, sutarė. Prašau, visą geriausią. Nu, tai vėl, tas pats. Nu, jūs mums pateikite, o mes perduosim vadovybei ir nuspręsim. Ir toliau geriam kavutę. Jo, ten, nu tai... Na, keistuoliai kokie, matai, neturi ką veikt, skambinėja. Davai generaliniai prokuratūrai dar reikia paskambinti. Va, generalinės prokuratūros.
Generalinė prokuratūra pietauja, matyti. Aš taip įtariu. Nu, ten rimtus darbus dirba, jiem reikia daug valgio, stipriai maitinti. Nu gerai, tada žinai dar kur, davai Šaulių sąjungai. Jie kai ten irgi juos įtraukia šitą, jiem komandas duoda, stovi su tais namorininkais per tą repeticiją tenai. Taigi siaubelis. O ką jie manytų? Patriotams Nu, va, jie reikia. patriotai. Ten tos tarnybos kažkaip reaguoja pasyviai, nepatriotiškai, šitie tai tikrai jau griebsis visų įmanomų rakandų. O, matai kokie vyrai? Ryžtingais veidais. Labą dieną. Su šitais juokai menki. Čia į Šaulių sąjungą pataikėm? Taip, Čia trukdo jūs budrių piliečių kompanija, tokia komanda susibūrus iš Brežės televizijoje. taip. Va. Kadangi Lietuvos Šaulių sąjunga yra, nu, tokia gal patriotiškiausia organizacija, ar ne? Teisingai spėjau. Taip, Nu va. patriotiškiausia. Va, ir gavom dabar tokį vaikšto masiškai dokumentas. Nežinom vėlgi, ar tikras, ar netikras, į VSD skambinom FTT ir STT ir prokuratūrai, bet prokuratūra pietauja generalinė, matyt, nieks nekelia. Va, kad Aurelijus Veryga gavo iš Geitso ir Melindos fondo $670 000. Ir jeigu tai yra tiesa, tai yra susiję su visu to cirku koronos. Ir vėl atnaujinimų Ir kaukių vėl atnaujinu reikalavimų. tuo su karantinu, karantino ir žlugdymu, įvedinėjimais. ūkimu, viską. Ir Šaulių sąjunga matėm irgi stovėjo ant kelių, kai buvo karantinas, treniruotės tos visos, jūs kankina irgi. Bet tada vadinasi ir dezinformacija masinė apmokėta. Nu, čiagi siaubingi. Tai yra siaubingas išdavystė Lietuvos tautos. Ir nežinom, ar išdavystė. tirs, kas ar netirs, tarkim. O jūs suinteresuoti žinot ir bendradarbiauti va šito informacijos. Kautis arba prieš tyrime, Lietuvos ar- priešus paperkamus užsienio žvalgybų Tai tarnybų jeigu turite ir informaciją, visokiausių tai klastingų elektroniniu fondų. paštu. Nu, Ir tuomet... Ar nelaikas imtis už ginklų jau? Registruosim kaip dokumentą gautą. nu tai žiūrėkit, bet vat, man tai stebina. Vat, jūs taip panašiai kaip ir visos tos tarnybos atsako, nu atsiųs kraštą. Ten ir viskas gerai. Nu bet įsivaizduokit, nu aš atsimenu gimęs tarybiniais laikais. Ten nieks net rašto neprašydavo. Jeigu ten išgirdo kažkur krašteliu ausies, kad vyksta, tai pagal faktą ir tyria nusikaltimą. Grėsmė O ten valstybei. Buvo, nebuvo, čiagi Grėsmė valstybės tautai. saugumo. Ten kokios nori, grėsmė visai valstybei. Šitokios akcijos. Tai negi reikia raštą būti. Tai jūs dekoracinė gal, ten jūs tik tai žygiuosti skirti ten paraduose. Pasakote man Jokių veiksmų informaciją. konkrečių nedarėte Sakydamas, tai ką organizacijai. aš dabar turėčiau daryti, sureaguoti į jūsų informaciją. Nu, Nu, mano ne tokios galios yra. Nu tai jo, man ir Vis tiek įdomu. kažkas turi kažkokią tai informaciją, jūs turėtumėte pateikti raštu. Nu tai gerai, Kažko tai. pateiksim, aš tik tai dar Tai ir gerai. hipotetiškai noriu sužinoti. Va sužinočiau, rusai puola masiškai. Nu tai ką dabar, jūs sakysit man, siūsk raštą. Ar jie puola, ar nepuola, mes tirsim. Nu tai vis tiek numatyta procedūra, kaip turbūt bėgti, ten šauk, ten jūs- žvangint, ten Tai kažkaip. tuomet jūs ateikite, Mobilizuotis. pasakykite vadovybei, gerai? Aha. Nu gerai, tvarkoj, tai mes vat, reportažą baigsim, tada atsiųsim Gerai. jums. Gerai, ačiū. Ačiū. Prašau. Nu, va, pačios patriotiškiausios organizacijos, nu visi kaip pabučiuoti, vienodai šneka. Nu tai galbūt nėra, ar kokie buvo lūkesčiai, mes gal turėjom kokį viltelį, kad žmonės susigriebs. Nu čia aišku, čia esi, kam tu praneši sekretorium kažkokiam, ko ten iš jų tikytis, kaip ten kokios reakcijos, bet tokia organizacija bent jau, kažkokį tokį, sakykime, gyvesnį gal reagavimą galima tikytis, nieko savo. Palauk, gal dar kartą pabandom to Verygos telefonų groti. Vėl nežinom, čia Verygos, ne Verygos. Nekėlė ir buvo parodyti, ne, pasakė, kad siūsk pranešimą. Tipo pašto. Ai, mes jam pasakysim, jeigu kartais tas telefonas, tai reikia ir pasakyti balso žinutę. Nu, vėl nekelia. Tai ten tos pinigus dalyjasi. Šiuo metu vartotojas Va. neatsiliepia. Po signalo palikite Po pranešimą. signalo palikit pranešimą. Nu gerai, paliek. Ponas Aurelijau, čia Kazimieras Juraitis su Budrių piliečių kompanija iš Brežės televizijos. Šitai nežinom, ar teisybė ar neteisybė, bet viešojo erdvėje sklando informacija su įrodymais,
kad Aurelijus Veryga iš Bilo ir Melindos fondų gavo 670 000 fondų. Šitą pinigų. Bankas nurodytas, from EcoBank. Tai būtų gerai arba paneigimą, arba patvirtinimą, kad pasakytumėte, ar gavot, ar negavot. Jeigu gavot, tai kuriem galam. Nepabaig šitą. O jeigu negavot, tai tada, kad paneigit tą informaciją. Vis tiek neatsakytas šitas klausimas būti negali. Tada kelsim klausimą, kas tą provokaciją daro prieš. Reikia, teisingai piliečiai sako, reikia tada sužinoti, kas provokaciją šitas daro, kas per kompaniją ir pavieniai asmenys. Tai būtume didžiai dėkingi mūsų visų labui, kad tos informacijos sulauktume iš jūsų. Ačiū Jums. Supraskite ir mus, Va, sako, supraskite. Nes taip, kaip čia aktyvuojama vėl šitą kaukių nešiojimas, visos tos video. Bet to, jeigu jau tai pavojus didelis. Tai tam sąskambi su šita banderolė. Labai negerai. Labai kažkaip prieš jūs nesuskamba įdomiai. Ačiū ir iki. Taip, lauksim atsakymų. Nu ką, kalną visokių tarnybų, pagrindinės apskambinom ir pačiam Aurelijui skambinom, jeigu čia jo telefonas. Aš šiaip tai siužetas visiškai realistinis, kad Bindos ir Glindos fondas būtent to ir užsiminėja, papirkinėja po visą pasaulį, papirkinėja ministrus, papirkinėja farmacijos į visus šitą prekybos tinklus tose valstybėse. Čia yra jų banalistinis darbas. Čia absoliučiai nieko nestebinantis dalykas yra. Tai todėl kitas dalykas, matai, aš sakau, tikimybė, kad čia tik tai jis vienas gavo tą perlaidą Lietuvoje. Ir kad tik tai Lietuvoje gavo, bet mus domina tik Lietuvoje, tai irgi labai abejotina, kad jis gavo pasidalinti su visais. Gali būti suma tai tokia imponuojanti, žinai. Ne, 670, tai čia paįgalų masas. 670 000. Bet visų trūčinimas, siaubas. Niekingi pinigai. Jo, iš tikrųjų nelabai, ten milijardais kaip taškosi, ten, tai turėjo gauti ir kiti. Nes tie, kurie tyli ir pritarė, repuoja kartu šitam COVID isterijai šitų. Mes matai, sakom, jinai absoliučiai nepagrįsta, nei teisiškai, nei juridiškai, nei sveikų protų niekaip. Gerai, o kaip vis tik dabar nuo šeštadienio vėl tas kaukių, vėl tas kardabaletas tęsiasi, o tau byla kada? Dėl nenešiojimo? 17 rugpjūčio. Nu gerai, tai dar viena byla nesibaigė, ir kaip tu darysi dabar? Kol kas, gal ten tiesiog provokatyviai gatas į parduotuvės neįsiu, vėliniu aptos kvailių, aš nueinu apsipriekinti, kai nusipirti ten kažkokią tą maistą, gal man reikia į turgų, ten tą šūdą nereikia. O toliau, Gerai, bet parašyta, vakar aš rinkau parašus ir išėjo tokia, kaip su kryžiuočia, madinga kaukė, tokia faina, standi, brangi, matosi, ten tokia mergina su dviračiu. Patalpose jau namie iš namų, jau su šituo, nors dar nereikia ten. Tai matosi, jai faina, patinka, būtų tokia drausminga. Sakau, bet jinai man mandagiai labai išaiškino, kai aš jos paklausiau, tai kur dabar reikia, sakau, parduotuvėse, autotransporte ir uždarose patalpose. O sakau, koridorius, va čia uždara patalpa ar ne? Pagalvoja trumpai, taip, bet yra apribojimai. Pavyzdžiui, jeigu restoranai, kavinės, ten, kur trukdo veiklai, koncertuose, nereikia. Vėl man visiškai nelogiška. Tai matai, mes tai kalbėjom. Čia darytas imitacija, kad mes dalyvaunam šitą maskaradę. Jo, bet tai tada vėl, aš renku parašus. Minimaliai. Iš kitos pusės, aš manau, gal, kad ir kiek jie ten išprotėję gauna, šitie kažkokius atkatus, prakatus daleiskim, bet jie pamatė, ant kiek jie nuostolių pridarė valstybė, iš tikrųjų, suprantate. Ir jiem patiem individualiai, ten mokesčių nebesurinka, ką nors programų savo kažkokių, kažko, nors jie, matai, siunčia iš Europos tos pinigus, tik davai dalyvaukit šitą misteriją. Matai, plus, matai, dar dėl ko sakam, gali būti, kad provokacija, bet reikia tikrinti, nors šiaip jinai labai rezonancija su visų to elgesiu. Matai, tipo Nausėda čia grįžo kaip riteris iš kelionės, parvežė kiek ten tų milijardų tipo Lietuvoje. Bet pasirodo, kad ten tuos milijardus į Lietuvai duoda tik su sąlyga, kad jie dalyvaus psichodelikoje covidinėje. Tai vėl 2 milijardus gaus tik su sąlyga, kad gniždysis, naikins tą ūkį savo tautą, nuodysit. A jie ateina kaip savėliavo, kaip laimėtojai. Įsivaizduoju.
Maskaradas kraupus, jisai, grinai. Jo, tai kalba, aš paklausiau, ką tu darysi. Tai ne energetika, ką tu asmeniškai, bet ką tu patartum, vat, pavyzdžiui, žmonėms. Sunku kažkaip labai patarinėti, nes padaryti kažkokias visuotinės akcijas, aš dariau vakar prie Seimo akciją ir dar tų pačių žmonės apklausinėjau, ką jie apie tai galvoja. Jie visi tiki, kad čia taip, sako, reikia viso tą, jie tiki. Ir dabar ką aš juos perįtikinsiu. Mes dirbam čia kažką bandom, gal kažkokį procentą tų žmonių mes pakėlėm, kurie savo dalykų bent jau suabejoja. O ta masė, ta dominuojanti masė, kuri galėtų pasvert, persvert kažką, ją paveikti, nėra šansų, man atrodo. Aš nesuprantu, kai kuriuose šalyse, ten Bulgarijoje, Horvatijoje, dar kažkur jau ten žmonės daug kur sukilė, net Berlyne dar kur, suprantate, daug kur jau žmonės supranta. Tai Vokietijoje mačiau jau net neparlamentinis tyrimas jau vyksta, tenai komisija jau. Taigi troti lietuviai gudresni buvo, augiantų visokiausių perturbacijų istorinių. Ne, baranukai, tiki taip, sako, kiti sako, netrukdyk, aš nieko negalvoju, negalvoju, daro. Ką liepia. Todėl matai, ką daryti, ką rekomenduoti kitiem. Ir čia vėl gaunas ta pati kalba. Kas jau supranta, tai čia nebėra jam nei ką aiškinti, nei ką įrodinėti. Kurie nesupranta, kaip išlikti. Jeigu toliau, tai čia, matai, kas yra čia. Dėl ko tas įvidinė, tas nesąmonės. Už tai, kad parašyta, to vėl Verygos 19 metais parašytai programai. 23 metų tęsis šitas visas cirkas. Nereiškia, jis nesės po to, bet iki 23 metų jau garantuotai suplanuota, kad tęsis. Kokie punktai tada, taktiniai, strateginiai šitam cirke? Pripratint trupučiuką, paskui aštrint bangas šitą, suprantate. Toliau, kaukių prie vakcinavimų, čia jaukinimas yra, prijaukinti, jau pripratat vaikščiat su kaukiam. Dabar jau priprasit trupučiuką, įsigyvensit, kad tai yra jau ir norma ir pradėsim jūs čiupuoti tada, visus čiupuoti. Viskasgi prakalbėta visiems, kam žinoma nėra ką čia kartuotis tame pačiame. Todėl žmonės vis tiek, bet kokiu atveju šitą informaciją, bet kokiu atveju reikia tirti ir ne tik šitą, ir visas kitas. Nes mūsų kalbų nėra, tai gal šitą jeigu pakelsim, rasim, kad čia, bet kad tos tarnybos kažką iškels, išviešins, tikime vėl nedidelė, bet kadangi vyksta dar tarp politinės tos intrigas, tai tos tarnybos, kurios čia dabar gauta informacija, kurios bus dirbančias prieš Verygą, pavyzdžiui, konservam. Čia greičiausiai, jeigu provokacija, čia yra konservatorių provokacija. Ne, greičiausiai, nes vis tiek darbo reikia įdėti. Ten nesišlikšti jokių absoliučiai šunybių, nieko absoliučiai švento nėra, ten jokių ribų nėra. Čia matai, kas galvoja, žinai, kad gal jeigu kas nors galvoja, žinai, kad mes čia, žinai, prieš žalius, prieš Verygą ir to, žinai, kaip kiti primityviai, tai mastai, tai reiškia už kažką. Mes jokių būdų, man turbūt ir tu supridai, kad jokių būdų mes ne už konservų. Mes manom, aš manau, sakykime, štai kalbėsiu, kad ir konservatoriai, tai čia pats didžiausias blogis Lietuvoje, koks bebuvo, ir jeigu jie ten grįžtų, ir jeigu jie grįžtų, nereikia jokių turėti iliuzijų, kad kažkokius lengvumus didesnius jie padarytų ir su šitais COVID represijų. Jie dar siaubingiau viską garantuotų ir represuotų. Nes konservatoriai esame mes ir tu konservatorius. Tikrai mes, tai tie apsimetėliai, netikri konservatoriai. Tai gerai, tai gal jau tada baigiam. Ką daryti, jau kurie sučiupus vakcinuos, tai ten jie reis, nueis. Čia tiem, kurie budrauja, tai matai, mes įsteigiam bendruomenę dabar, įsteigiam, vadinamą gyvųjų namai. Gyvųjų namai. Ką jinai darys? Jie tiesiog norės išlikti gyvi, suprantate, jie nesičiupus, nesivakcinuos, neatsiribos nuo visos įmanomai, atsitraukti nuo visos. Tai manęs nepakvietė, nenori manęs gyvų matyti. Dar nevėlų, jukis, kviečiam visus. O tai kur jinai yra, kur pamatyta? Gyvųjų, kol kas pažiūrėjau, mes ten padarėm ten puslapį internetinį šitam Facebook'e, dabar darom savo ten puslapius, registracijas, viską, buvo suvažiavimas, padarėm steigiamusius tuos visus nutarimus, priimam viską, Labai gerai. Tai įjungimės tokiu būdu bandysim išgyventi, supratė? Trauksim, sėsim kažkur į kaimą. Dabar nusižiūrinėjom, randam, ieškom objektų, ieškom gal žemės, ieškom kaimo kokio mirusio, kurį apgyvensim, atgaivinsim, atsiribusim nuo civilizacijos, mes ten neleisim steigti, įstatyti jokių 5G šitų naikinimo mašinų, mes būsim patys nevakcinuoti ir nečipuoti.
Nu, toliau nuo tų visų budrių pareigūnų, kurie ten mes norės. Visi turim nuomonę apie tai vieningą, gražią. Mums tai niekam nieko jau įrodyti nebereikia apie tai kalbėti. Na. Nu gerai, ačiū tau už šitą mintį, nors sakau, čia paraleliai labai suėjo. Nu taip. Už bandymą ištirti. Man tai tikslai paprasti, man tai jokių abejonių nėra nei kaip į tai reaguoti, nei ką toliau daryti. Aš dar visgi tikiuosi vieną kitą žmogus sukelt, subudraut, pažadint, supranti. Kiek daugiau tų tautiečių, nes po šitą vadinamą gydymą nuo šito gripo, tai nebelabai kas čia beliks iš tos tautelės, taip jau sunykus jis. Parodyk, kaip tu ten pradžiai. Būkite budrus. Na gerai, ačiū ir iki kito karto. Все, iki, čiau.